Sveiki visi žiūrintys laidą Man Kimba, šiandien aš esu Klaipėdoj ir čia plauksiu į jūrą, džiugu gaudyti jūrinės Klaipėdos menkes. Kol laukiam šios kelionės organizatorių Fištūros laivo, turėjom gerą laiko pasidomėti, kasgi per žuvis ta Baltijos menkė. Ir pasidomėjus pasirodo, kad menkės yra vandenyno žuvis, labiausiai paplitusios Šiaurės Atlante, bet bėgant laikui jos prisitaikė prie gyvenimo Baltijos jūroje. Dar keletas įdomių faktų. Menkė gali išaugti net iki 2 metrų ilgio ir sverti apie 100 kilogramų. Atplaukiam Karklės zoną, bandysime Karklės akmenynus, kalnynus. Čia yra labai didžiulės akmenų krūvos ir retas labai nelygus. Čia slepiasi ir menkė. Dabar naudoju klasikinius menkių masalus, tai morka ir tepalas. Tai tokie guminukai, kurie veikia pagal patyrusius žvejus ir štai čia naudojamas fluorokarbonas. Kodėl? O todėl, kad čia yra, kaip sakiau, akmenynas ir dažnai atsitinka atvejai, kad persitrina valas. Prisitrauki jau, ta prasme, masalą prie valties, bet dar turi dugną. Tai padaryk bent jau 10 lėtų tokių kelimų. Esmė ta, kad menkinai labai dažnai pakyla ir tau betraukiant jinai puola. Pirmoji menkė! Dabar plaukiam į kitą vietą. Vyksta žuvies paieška, na ir kai ją surasim, tai tiesiog dreifuosim. Ką tik ištraukė žuvį ant natūralios spalvos, tokios violetinės, tai aš uždėsiu tą vadinamą vemalą. O štai 40 gramų galvakampis. Eis į vandenį. Čempionas traukia žuvį. Traukiu. Ir visai nebloga, bent jau kaip jaučiu. O, žiūrėkit, dubletas. Vėl? Pas mane irgi. Mane irgi tokia visai. Atrodo nebloga. Rytelė prasisuka. Šiauriai daug malonumo. O, gerai. Tokia pelekuota. Padaryk bakalavų. Bakalavų. Kėdantis. Štai kaip matote, žūklė jūroje džiugu prasidėjo nuostabiai, begalė kibimų, na ir aišku, krūva emocijų.
Na, o po gražių vaizdų ir trumpos pertraukėlės Fišturo kapitonas Erikas mus supažindins su svoriais naudojamais menkių žvejyboje. Dabar apie svorius, tai kokie svoriai naudojami menkių žūklei? Menkių žvejybai svoriai priklausomai yra nuo dreifo. Kuo didesnis dreifas, tuo svoris didesnis. Atitinkamai, jeigu iš viso nėra dreifo, būna svoris apie 35 gramai, 30 gramų gali būti. Esant dreifui apie 1 km per valandą, dedam jau atitinkamai 40-50 gramų galvakablius. Priklauso dar, ar virš galvakablio mes turim pasiryšę pavadėlį. Nes pririšus pavadėlį atitinkamai turi būti galvakablis sunkesnis, nes vandens pasipriešinimas atitinkamai padidėjo. Šiandien žvejojam su 50 gramų. Paprasčiausias galvakablis. Džigaujam. Žvejojant su sistemėlėmis naudojam paprasčiausius švinus. Nuo 4 uncijų iki 8 uncijų svorio. Jisai turbūt išleidžia orą arba kaip tik jį įtraukia ir gaunas tokia vibracija. Jo, jis toks iš tai baisus, gražus, baisus, tikras jo velniukas. Nu, paleidžiamės. Godžiai. Iš pat valties lupa. Jo, po truputį pradėjo kibti štai tokios nedidelės menkytės. Labai faina žuvis, kala per nagus, jeigu gaudot, aišku, su džigu. Panašus kibimas kaip gero ešerio, toksai patempimas arba kaip lydekos kibimas. Na ir gerą pasipriešinimą duodanti žuvis. Štai kad ir tokia nedidelė, bet tikrai daug malonumo suteikia. Tęsim žūklę. Sustojam prie eilinės menkių maitinimosi vietos. Dabar darau metimą. Na ir tikiuos žuvies. O. Štai dar viena labai faina ir graži žuvis. Štai kaip atidirbinėja spinningas. Puikiai. Menkė toksai geras priešininkas. Ir ką sužinau šitos žvejybos, kad nereikia forsuot. Bent jau kaip man iškart norėjęs, tai kuo greičiau ją išlupt. Bet ne, tik duoti pavargt. Jo, žiauriai smagu. Tokia menkyčio. Štai. Baltijos jūrų kimba ne tik menkės, štai buvo sekmadienį rastas irklas ir Fišturo kapitonas jį paskelbė Banga LT forume ir dabar mes plaukiam link laivelio, kuriame yra savininkas šio irklo ir grąžinsim jį. Nu va, grąžinam irklą. O, dovanų. Jo, dėkui, pavadė. Kaip sekasi? Kas čia toks rado? Nuoširdus ačiū. Andrius. Edvinas. O, kažką dar gero įkirtau. Oi, kaip spaudžia. Man atrodo, kad tai menkė užsikabino už šono.
Viena iš trofėjinių menkių. Labai kovinga žuvis. Kibimo sulaukiau ant patempimo, tiesiog užgulė svoris. Ir štai tokia stora didžiulė menkė valtyje. Ir įjus, o tai va, masalą. Saulė pasirodė ir kibimai dar labiau suaktyvėjo. Labai didelė srovė buvo ir aš leidau tiesiog guminuką atleidęs ryte ir pajaučiau gerą smūgį, pakirtau ten menkę. O, čia net ne menkė, baisusis kašalotas. Jisai vibruoja taip baisiai. Kaulėtas visas. Jausmas puikus, labai netikėtai, toksai labai galingas smūgis buvo. Na ir aišku, galinga žuvis, krūva emocijų. Negali pykt. Nu tokia, jo maždaug, kablys, jinai prispaudė. Manau, kiekvienam aktuali tema, kokie masalai naudojami šiai žūkliai. Tad dabar pakalbinsiu Fishturo kapitoną Edviną. Tai ką tu laikai, tai yra gali mano topas. Tai yra galbūt 4 spalvų derinys, miksas pavadinkime. Dėčiau numeris 1, tai būtų tepalas, morka ir keletas natūralių bei salota. Šiandieną kaip pati puikiai dirba mums ir šita blizgutė melchiorinė. Jis taip pat puikiai vilioja menkę. Toks derinys, elementarus, nereikia labai išsiplėsti, tai maksimum 4 spalvos ir tiesiog gali traukti ir gaudyti menkę. Dabar kalbinu daugkartinį spiningavimo varžybų čempioną Mantą. Ir kaip žinau, jam ši žvejyba jūroje buvo pirma. Tai kaip tau, ar patiko šita žvejyba? Taip, šita žvejyba buvo nuostabi. Tas pats, kas starkiui, tik tais daugiau kibimų. Tiesiog pasakiška žuvis, neturi žodžių. Sakyčiau, kaip pirmą kartą, čia man labai gerai. Naudojai visai kitus masalus negu mes, kitas spalvas. Tai papasakok truputį, ką naudojai. Taip, šiandien naudojau Keitech firmos masalus. Jie man puikiai pasiteisino, ypač šitų 3 atspalvių. Beje, violetinių daugiausia pagavau. Antroji vietoje eina tepalas, o šiandien 3 morka. Ką galiu pasakyti, kad Fishturo kapitonai tikrai pasirūpino ir išmokė mane technikos gaudimo, pamokė kokius masalus bei spalvas naudoti ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad pirmą žvejybą jūroje skyriau būtent Fishturui. Štai tokia azartiška ir superinė žvejyba buvo Baltijos jūroje su Fishturu. Visiems linkiu atsirasti čia Klaipėdoje ir bent kartą gyvenime išplaukti į Baltijos jūrą, pagaudyti Baltijos menkių. O jums sakau, iki greito. Nuo greito vėjo ir greičio kepurė nuskrido. Va. Su Fishturiu gelbėjam daiktus. Alio! Dėkit, o galvot.
Woohoo!